gamtos ir saulės ir, man žirgų ir mano darbas ugniagesio, tai man nežinau, mane adrenalinas man. Seniau čia 2 būdavo sukinkyta, tai išvažiuoji ir galvoji, grįši ar negrįši. Jinai mokinasi piemenuką gert, skaitosi. Jinai jau jo gavus, kaip matau. Nesiartina. Jinai taip sukasi, o aš turėjau žingsnį atgal, bet aš ir sugalvojau sukti. Ir jinai išgardo. Kažkur pabėgo, aš bėgte, telefonas liko, negaliu paskambyti kaimynui. Kliūtinį važiavimą pravažiuojam, ir kviečia į apdovanojimus. Ir sako, Lazdijų žirgininkų klubas, žirgų klasė, 1 vieta, žiūrim, nieko nesuprantam. Tai yra žirgų laimėjimai, aš tai tiesiog jų partneris, kaip pasakyti. Mes visi esam viena bendra masė. Sveiki visi, tęsiam savo kelionės po Lazdijų kraštą, ieškodami tų mūsų tikrųjų krašto perlų. Ir šiandieną esame pas Justiną Markevičių, Lazdijų žirgininko klubo atstovą, taip pat ugniagesį gelbėtoją, aktyvų žmogų, mūsų krašto patriotą. Ir už manęs matote Kedrą. Kedra treniruojasi pas Justiną. Keliaukime ir pasikalbėkim su pačiu treneriu. O treneris slepiasi visai netoli. Sveiki, Justinai. Gerą dieną. Kaip gyvuojat? Ai, po truputį. Džiaugiamės. Saulė. Oras geras. Jo, pagaliau viskas galima. smagu. Žirgai šalia. Tai kaip sekasi, ar labai kaprizinga yra Kedra? Ai, turi savo niuansų. Buvot užsiminęs, kad šitas žirgas susijęs ir su mūsų praeitos laidos atstovu Donatu. Čia jo yra Donato Mazurkevičiaus žirgelis. Atvežė, nori įsimokyti su karieta tempti ir būtent nori savo mamą per motinos dienos dieną pravežti. Tai aš dabar kas 2 dieną su jie kažką veikiu. Važiuojam su karieta, taip ekstremaliai sakyčiau, vaikau aš ją arba tiesiog yra visokie būdai su žirgu bendrauti, ten liest kaklą ir panašiai, kad jinai suprastų, kad viskas gerai yra. Tai sakot, kad jinai viena iš tokių kaprizingesnių šiek tiek, ar ne? Čia iš tikrųjų reta spalva yra žemaitukui, nes čia yra seno tipo žemaitukė Kedra. Čia jau, kadangi Donatas yra tikras lietuvis, tai jis jau pasirinko žirgą lietuviškos veislės. Tai žinant žemaitukus, tai yra energijos bomba ir tokie gan su savo charakteriu. O jinai dabar žmogų labai gerai prisieima, bet jai yra baikštų gamtoj. Tiesiog gamta, kažkas ten šaka, akmuo net vietoj padėtas ir jau jinai kaklą aukštyn ir tada jau neša tave. Gerai, aš tai galvoju, kad, žinot, žirgai turbūt nėra nei hobis, nei kažkas, čia yra gyvenimo būdas. Kaip jūs į tokį gyvenimo būdą papuolėt ir kas jūs paskatino domėtis tais žirgais ir bendrai jais užsiimti? Domėtis tai visą laiką. Mano senelis su žirgu, ten visi darbai, kaime, ten į mišką, į daržą, visur žirgas, tai eidavo, kartu vesdavosi ir tave ant arklio ir pareidavom iš ganyklos. Bet buvau pamiršęs daug labai metų ir viskas sugrįžo, pradėjus mokintis ugniagesių gelbėtojų. Tada atsirado ir pirmas žirgas, taipogi lietuviška veislė Lietuvos, stambieji žemaitukai, man atrodo, vadinasi tiksliai, stambieji jo. Tai mano pirmas žirgas. Į ištvermę, ir konkūrą važiavo su raitelėm, nes aš pas nelabai į konkūrą, ten niuansai savi yra. Tai kažkaip atsirado, man toks kaip ir įsigelbėjimo ratas tapo žirgai. O pats savo žirgų ar turit? Keista gal bus atsakyti, bet 25 metus sutikau neturėdamas savo, nei vieno savo žirgo, nors per 11 metų turėjau tikrai nedaug, daug, kaip tam sakant, vienu metu pas mane ganykloje ganėsi 6 žirgai, iš jų buvo 4 mano, kitus iš geros širdies pasiėmė į vasarą pasiganimui. Tai gaila, užbaigiau, bet audžiu mintį, kad pirmas bus pirkinys, tai seno tipo žemaitukas, jau esu nusižiūrėjęs, o paskui norėčiau žirgų klasės, nes žemaitukai skaitosi poni klasėje, o didesni, ten nuo 1,48 m, man atrodo, ar tai 50 yra žirgų klasė.
Kadangi aš kai su karietom važiuoju, tai noriu ir pony klasėje varžytis, ir žirgų klasėje. Bet vis tiek žirgų pas jūs netrūksta. Turbūt patiki žmonės treniruot, paprašo pagelbėt, padėt, vis tiek patirties esat sukaupę? Nu, pasirodo turiu. Kas susijęs su karietiniu važiavimu, tikrai turiu gebėjimą apvažiuoti žirgus. Turiu ne vieną apjojęs iš tikrųjų. Kas man patinka, žalias žirgas, tai yra ekstremalu. Kas yra ekstremalu, pas mane tą varikliuką užkuria. Man kažkaip, nežinau, man pasikeičia, aš užsikūręs. Kiti bijotų, o jūs? Jo, man patinka. Tas pats ir mano darbas su ugniagesiu. Man labai patinka. Nėra gerai, kad žmonėm nelaimė nutinka ir reikia važiuoti pas jį. Bet pas mane, aš nežinau, man ant tiek aš užsikuriu, noriu padėti važiuoti, aš ten nežinau. Ekstremalumai visiškai. Išversiu sienas, kad tik tai ten tą žmogų rasti, užgesinti. Ir nežinau, man kas susiję su tuo, tai... Žodžiu, ekstremalumo pas jūs gyvenime netrūksta ir tik to ir siekiat, ar ne? Įdomu. Panašu. Nu, dabar truputį viskas keičiasi, nes 2 metai, kaip įgijau kitą profesiją, jei galima tai pasakyti, tapau tėčiu. Mokinuosi būti juo, būti geru tėčiu, galbūt suteikti to, ko aš neturėjau. Tai jam, kaip suprantu, irgi patinka žirgai, nes jeigu tik atvažiuojam į čia, dar kol nemokėjo žodžių ten tam tikrų, nu tai aišku, ten nesuprasi, ką jis sako, tai būdavo atvažiuoja ir tokį garsą skleidžia, reiškia, einam pa žirgą. Dabar jis sako, kad digda. Tėtis digda, viskas, reiškia, varom pa žirgus. Tai va tas motyvuoja toliau kažką su žirgais. Manau, kad ir perims ateityje tikrai iš jūsų šitą dalyką. Jeigu aš tik nepaleisiu, nes tai yra brangu, be galo brangu, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai, tai... Ir jisai, tikiuosi, tuo užsiims. Čia yra dabar... Jinai mokinasi piemenuką gert, skaitosi. Jinai jau jo gavus, kaip matau. Neįnartė, ne? Nes yra buvęs vienas bajeris, tokius parsivežu žirgą naują, Amerikos ristūnę. Įleidžiu į gardą, bet taip kvailai įleidžiu. Įvedu ją. Jinai taip sukasi, o aš turėjau žingsnį atgal, bet aš ir sugalvojau suktis. Ir jinai iš gardo. 2 valandas gaudėm žirgas, šiaip karšta krauja jį, nes yra lenktyniniai. Kažkur pabėgo, aš bėgte, telefonas liko, negaliu paskambyti kaimynui. Nu, mes su kaimynu kaip ir draugai, partneriai, dalyvavom kartu varžybose, jis gale sėdi, būna šturmanas, aš būnu vadėliotojas. Gaudėm. Bet gerai, protingas žirgas, pabėgiojo, ten su karvėm pabendravo, aš su avižom iš paskos bėgiau beveik kiek kilometrų. Jinai sugalvojo, kad tų pačiu keliu parbėgo, užsuko pas kaimyną visas kiemas tvora, kaimynas tik uždarė vartus ir viskas. Nuo to laiko įvedu žirgą ir atbuliniu išeinu. Niekada nedarau tokių dalykų. To, kas yra pakinkimas, kaip su karieta, kaip su žirgai elgtis, jis mane išmokino realiai. Nes aš matęs, kaip dėdukas ten darydavo, dėdavo tuos vadinamus šorus pakinktus. Ir kaip man reikėjo, jau sugalvojau, kad noriu prieš 6, man atrodo, metus noriu važiuoti karietom. Ten man buvo gilus kosmosas, ten labai daug visko, dedi, ten nesigauna, nu vienu žodžiu, tai vat Mindaugas, realiai jis mane visko išmokino ir su juo pradėjom dalyvauti. Gerai, o pavyzdžiui, Lazdijų žirgininkų klubas, kiek narių sudaro? Tiksliai reikėtų pasitikslinti visą sąrašą, bet man atrodo 20 virš iki 30 narių. Bet aktyvių tokių, tie nariai dažniausiai susirenka į žygius. Ten, nežinau, kur sugalvoja. Dzūkija, Suvalkija, Aukštaitija, nesvarbu, jie visur suvažiuoja ir toks būna klubo narių vos netaskaitinis kažkoks susirinkimas, pravažiuoja ir pabendrauja visi skirsto. Bet visi jie yra, domisi tą žirgininkystę, visi dalyvauja varžybose? Realiai beveik kažkas turi bent minimum vieną žirgą arba bent jau važiuoja kažkur prasijot ar kažkas tokio. Dauguma yra iš Lazdijų, bet yra, kažkaip sakau, tai yra visos Lietuvos ne klubas, o Kernavė, ten toks Česlovas, garsus iš tikrųjų žemaitukų augintojas, Marijampolė, Kaunas, Kalvarija. Aišku, dar kažko nepaminėsiu, nes net aš gal net ne visus pažįstu, nes ne visi visą laiką susirinka. Arba aš negaliu, nes aš budžiu
Bet yra tikrai įdomių žmonių, fainų. Kaip, pavyzdžiui, aš atstovas esu karytinio važiavimo ir karts nuo karto papuola dar į ištvermės važiavimą. Kiti yra artojai garsus, kaip Motiejūnas, Algirdas, irgi va, ten tai ryškus perlas Lazdijų. Paskui iš Žuvinto yra ten irgi net Vokietijoje Arės su savo žirgais. Tai ir va kažkaip garsinam tą klubą, tą Lazdijų vardą. Aišku, ne vienas viską darau, tai yra ir kaimynas Mindaugas. Jis visko realiai mane ir išmokino, kas susijęs su karytiniu. Gal ne tai, kad važiavim, bet pakinktai, karytos kokios reikia. Visi pakinktai karytos, ką turim, per pusę mes viską susipirkę. Nes vienam tai čia nedalyvaučiau net varžybose, nes nebūtų kuo. O pradėjom tai iš viso Mindaugo savo darbę karytą, jis ten suvirino padarė. Paskui turėjo tokią oldschoolinę karytą, su ją Revusė parsivežėm pirmą vietą. Tada ten toliau, su kuria važiuosim pasivažinėti prieš kokių 4 metus. Iš tikrųjų su dvikinkiu ekipažu, tiek poni klasės, tiek žirgų klasės. Nuvykom į Vilnių, jau į tas jau skaitosi normales varžybas, kurios susideda iš 3 disciplinų. Ten toks išvažiavimas turi būti, išvažinėjimas tokioj mažoj teritorijoje, paskui maratonas. Maratonas yra, kaip aš sakau, žmonėm pasižiūrėti iš tikrųjų, nes ten yra ekstremalu. Leki zovadą ir turi, ten, pavyzdžiui, rulonų pristatyti, turi išraižyti kaip driftą. Kaip su mašina. Jo, tai turi labai gerai būti atidirbęs žirgus ir gale stovintis asmuo, jis kaip balansas, jis tą karietą visaip mėto ten, vienu žodžiu, kosmosas buvo, nuvažiavom, nes kvietė. Tada paskutinę dieną kliūtinį važiavimą pravažiuojam, ir kviečia apdovanojimus. Ir sako, Lazdijų žirgininkų klubas, žirgų klasė, 1 vieta, žiūrim, nieko nesuprantam. Tada poni klasės apdovanojimai, Lazdijų žirgininko klubo atstovai. Ir tada buvo dar 3 apdovanojimas, komisijos išrinktas tipo geriausias ekipažas, jų nuomonė ten dėl kažko. Lazdijų žirgininkų klubo atstovai. Visur. Tai nuo to, kaip užsikabliavau, tai čia aš neskaičiuoju nei pinigų, tiksliau neskaičiavau, dabar skaičiuoju, nes yra šeima, yra žmona, yra vaikas, prioritetai, viskas jau. Taip. Bet pakinktus nusipirkau dar pernai kitus. Tai yra žirgų laimėjimai, aš tai tiesiog jų partneris, kaip pasakyti. Tai čia yra vien karietinis, čia yra, kaip aš sakau, ir taurės, kurių labai norėjosi, yra principinė taurė viena šičia. Tada šitam lange yra ir karietinio, čia vienas pirmųjų karietinio važiavimo taurės ir yra konkūro rozetės vadinamas, nes šitie visi kaspinėliai yra rozetės ir yra ištvermės jojimo ir važiavimo kelios. Bet dauguma čia yra viskas susijęs su karietinio važiavimu. Aš kažkas girdžiu viduj čia krebžda, čia kažką turit? Čia yra iš tų laikų dvikinkio važiavimo, kur gavom laimėjimus ten tuos, tai čia yra Pepė. Pepė, sakot, ar ne? Teisingai, bet jau jinai likus viena iš tų dvikinkių, nes jai birželio mėnesį 7 metai. Tai žmonių metais? Link 30 galbūt. Aš ten nežinau, nes iš tikrųjų skiriasi pradžiai kažkaip kas 5 metai, ten arklio 1 metai, 5 metai, ten nelabai aš suprantu ir nesigilinu, nes man ten esmės per daug nėra. Bet jau ne paaugliukė, žodžiu. Ne, jau ne ir iš tikrųjų tikrai geras žirgas, aišku, kumelė, kaip kažkas sako, širma, tai yra ugnis, karšta reiškiasi, nes, nežinau dėl ko, bet geriausia, aš kaip sakau, žirgai yra kastratai. Mažiausiai niuansų, turėjau jie, kur poroj važiavo, kaip šuniukas, aš jį patį užsiauginau, pats ten vežiau, kad sukerkt ir panašiai ir gimė jisai pas mane. Tai kaip šuniukas, aš jį galėdavau, nežinau, paleidai iš jojo ant kito žirgo, paskui jojam, pravaro mišką, grįžtam namo į gardą. Jo, visiškai, tai tęsiant tą temą, kad tą turėjau, tai kiek esu žirgų pardavęs iš tikrųjų, dėl ko aš juos parduodu, tiesiog aš pasidarau jiem per mažas. Neturiu suteikti, aš neturiu tų sąlygų tokių, kad aš toliau kažką juos dar labiau pakelčiau, todėl aš parduodu. Ir tie vartai, per kuriuos atėjot, visi žirgai per ten išvažiuoja. Tai tie, kurie visi išvažiavo, tai
išvažiavo su mano ašarom. Atrodo, jo, ir žiauriai gaila parduoti, niekada sakiau neparduosiu, bet tiesiog žinau, kad kažkur daugiau gali kažką pasiekti, todėl aš, nelaikau jų. Tai va dabar jinai likus pas mane, jinai gyvena 4 metus realiai. 2 metį atvažiavo. O čia ant veido? Kas čia dedasi? Čia išbandinėjau, dabar prisiskaičiau, kad čia yra raminanti kaukė, apspaudžia galvą ir ten kažkuriuos taškus suspaudžia, nes, pavyzdžiui, irgi dabar... O blizgučiai? Čia yra iš tikrųjų kamanos jojimo, bet mano važiavimo kamanos yra su akidangčiais, taip jau priimta varžybose. Bet kada važiuoji su akidangčiais, tada jinai būna tunelį mato, ne? Nebijo iš šono, kas vyksta. Bet man negerai, nes aš paskui, kai noriu kur nors išjoti be akidangčių, tada jinai visko baidosi. Nes jai akiratis prasiplečia. Tai dabar čia išbandinėjau visokius niuansus su ta kauke, kad ją labiau ramintų. Tada prieš beveik mėnesį buvo atvažiavus tokia kaip veterinarija masažuotoja. Tai prirodė man čia visokių niuansų. Tai net nežinojau, kad va čia toks yra taškas, kurį masažuojant, matot, kas darosi, kur galva atsiranda. Žemyn. Jinai atsipalaiduoja, čia būna niuansą, tik atsipalaiduoja, kad čia bezdėt pradeda. Viena žodžia, tai yra siekiamybė žirgą atpalaiduoti ir tada treniruotis. Tai ir fotosesijose dalyvauna, mergvakariai, bernvakariai, pasienio fiesta, galit jau matyti, nežinau, 4 metai iš eilės važiuojam su žirgais, ar vienas ekipažas, ar 2, paskui judumo diena, kuri vyksta rugsėjo mėnesį, Lazdijai rengia kartu su žirgininkais, vežam į darbą žmonės iš ryto, levandų šventė, kur tik tai nebuvę, ko tik tai Bet jūs irgi skelbėtės, ar ne? Ta prasme, stengiatės šiek tiek, ar jūs susiranda patys žmonės? Kažkiek yra Lazdijų informacinio centro internetiniam tam puslapį. Žirgininkų klubas turi Facebooką, ten labai aktyvus iš tikrųjų yra Facebookas. Tai per tenai, per pažįstamus ir panašiai iš tikrųjų atranda. Ką galvojat bendrai apie žirgininkystę ir turizmą? Ar tai susietos sritys ir Lazdijų kraštas yra traukos objektas per žirgininkystę? Mano manimu, tai labai netgi. Visgi tas turizmas tai kaip ir gamta. O tą gamtą mes turim ir labai gražią. Tam tikrus kampelius turim labiau pasislėpusius. Ten miške kažkur sunkiau važiuoti su mašina. Yra žirgai. Pasikinkam žirgus, 6-4 žmonės, važiuojam, pavyzdžiui, nuo Verstavinų, kaip tam ta sankryža, važiuojam Kalniškės miškas, važiuojam į Giraitės mišką, Duse, Rimėtis, Levandų laukas, aš kaip vadinu, yra ten ūkininkas, augina galvijus, toks labai gražus, kaip aš sakau, prerijos, dzūkiškos prerijos. Tai tik tai rodyk, važiuok, o jeigu norima, ten galim su žirgais net 2 dienų žygį pasidaryti. Kas, manau, nes pas mus ir taip atvažiuoja Kaunas, Vilnius, žmonės. Buvo net kartą vaikai atsivežę savo močiutę, kuri gyvena mieste ir kažkada gyveno kaime, kai buvo maža. Jinai važiavo su jos prisiminimas likęs, kad kai buvo maža, arkliai atvežė. 2 karietas pakinkėm, su visa šeima išvažiavom pasivažinėti, moteriai akyse ašaros, mum laimė ir populiarinam mes, iš tikrųjų galima laisvai tą turizmą su žirgais, kas tikrai net kitur yra populiaru, toj pačioj Lietuvoje. Tai čia tik daryk ir be problemų. Tai pajaus tą tikrą turizmą, visą laiką turizmas turbūt ateina per tam tikras patirtis ir mes šiandien turim privilegiją, bent jau girdėjom iš jūsų pažadą pravažiuoti. Teisingai. Keliaujam? Kaip matot, Pepė pasiruošus nekantrauja. Tuoj suės man virves. Žmonės pasirenka miestus, o kitiem miestas nėra mielas, be kaimo žmonės negali. Tai turbūt ir jūs, ar ne? Oi, man nežinau. Man čia yra atokvėpis, man čia gamtos ir saulės ir... man žirgų ir mano darbo. Mano darbas ugniagesio, tai man nežinau, mane... Adrenalinas man patinka. O prieš kiek metų tapot ugniagesiu gelbėtoju? Šiais metais rudenį bus jau 10 metų, kaip aš dirbu Lazdijų priešgaisriniai gelbėjimo tarnyboje. Tai per tą laiką, tuos 10 metų,
Tapau gelbėtojų plaukikų, kompresoristas, kuris pildo tuos balionus, kuriais kvėpuojam, ir aukštalipių. Gražu yra, kad nestovit vietoj. Bendrai tapot ugniagesių gelbėtojų ir po to seka vis tiek tobulėjimas, kažkokios kompetencijų ugdymas. Tai turi tobulėti, atiniai į pamainą, tai ten susipildai dokumentus, susitikrini balionus, įrangą, tada keliauji į pamokas. Pamainos vadas dėsto teoriją pradžiai, tada eini praktinius atlieki, tada eini į sporto salę, tada tavo laisvo laiko šiek tiek ir paskui vėl pamainos vadas ten kažką tau padėlioja. Tai kadangi žinant, kad pas mus tų gaisrų tikrai per daugiausiai jų nėra, nes labai gerai prevenciją pravedėm, nes kartą tenka važiuoti po žmonės, daryti lankstinukus, klaust, pašnekėti, tai tikriausiai tas pagelbėjo. Ir inspektoriai labai daug įdeda darbo. Tai manau, tikrai padeda. Herbas yra sukurtas, turi būti girdėjęs apie Birutę Karakaitę, kur tą projektą padėjo gyventi. Jo. Tai va, jinai man sukūrė šitą uždykutį. Ir pavyzdžiui, treniruojasi, dabar eini ten kažkiek laiko, čia vadinasi ta žinginė. Nu ir analizuoji žirgą, ar kokia treniruotė bus. Jinai yra, kaip sakau, kaimietė mama ir tėvas andalūzas, toks ispanas. Seniau čia 2 būdavo sukinkyta. Ir dar kai jauni buvo, tai išvažiuoja ir galvoja, grįši ar negrįši.